Vox Populi. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Labadiena. Labadiena. Jo, Ditė padarė tokią pauzę. Aš galvoju, kad mikrofonas neišvestas. Aš čia paprastai šitos dalykus užmirštu padaryti. Bet vis dėlto, jau čia ne pirmas įketerį, bet nereikia čia susireikšminti. Niekasgi neklausė pirmosios mūsų dalies, kuri buvo susijusi su geruoju skoniu. Tai dabar bandykime tą gerą skonį į Vox Populi įpaišyti. Nežinau, kovo 8 artėja. Artėja. Švenčiame tą dieną. Pasiperkame savo gėlių. O visai malonu, kai vyrai gėlės dovanoja. Aš tai nepasiperku. Aš galvoju, kad čia yra vis tiek Klara Cetkin, ką dabar darysi. Bet jeigu moteris nori... Bet tulpės gražios. Yra tokia rusiška dabar nebemadinga daina. Jeigu moteris nori, tai reikia dovanoti jai, pradėkime nuo gėlių, tai pigiau vis tiek išeina. Ir beje, Kaziukas irgi dabar mugė įsisiautėjusi po mūsų langais ir ten galima ką nors tokio nupirkti, taip pat už prieinamą kainą kovo 8. Kokiagi šiandien temą mes nagrinėsime? Labai susijusią su tuo, ką tik pranešiau. Kalbėsime apie smurtą. Apie smurtą prieš moteris, apie smurtą prieš vyrus taip pat, apie smurtą šeimoje, apie smurtą moterų prieš moteris, apskritai. Nesvarbu, žodžiu apie tai, kaip vieni griaužia kitus. Taip ir paskatino šią temą parengti tyrimas, kuris buvo atliktas visose ES šalyse. Ir rodikliai parodė, jog smurtą yra patyrę Lietuvoje 31% moterų, kai tuo tarpu 28 ES šalių vidurkis yra 33. Nuo didžiausias smurto rodiklis yra Danijoje 52%, ne ką atsilieka Suomija ir Švedija. Štai trumpai tokie tyrimo rezultatai. Čia mane tarp kitko šiek tiek nustebino tie rezultatai. Mes čia orientuojamės į tą Skandinaviją, o ten muša mūsų moteris. Žinai, man viena mintis buvo kilus apie tai, galbūt atviriau kalba apie tai Skandinavijos negu lietuvės, tarkim. Irgi įdomu. Bet mes pabandysime tuos dalykus aptarti su mūsų pašnekovėmis ir pašnekovu, todėl kad, manau, nereikia čia tylėti. Ir vyrai turi šnekėti, ir moteris. Gali susidaryti kartais įspūdis, kad vien tik tai moteris čia kenčia, bet vyrai ne tik mušdami norėjau pasakyti, ne tą norėjau pasakyti, ne tik mušdami kenčia, bet apskritai viešoje erdvėje vis dažniau ir dažniau galima sutikti pranešimų, kad vyrai nukentėję šeimoje nuo moterų, bet galbūt tai vėlgi susiję su informaciniais slenkščiais. Anksčiau vyrai nemėgo apie tai šnekėti, galvoja, kad tai nevyriška, o dabar juos galų galiai įtikino, kad tai yra žmogiška, dalinti savo problemomis. Pirmoji mūsų pašnekovė yra Vilniaus moterų namų krizių centro direktorė, psichologė, psichoterapeutė Lilija Vasiliauskienė. Labadiena, ponė Lilija. Labadiena. Mūsų tema jums artima. Smurtas apie moteris čia ir Seime yra diskusija rengiama ir paroda netgi, nežinau, ką tai demonstruos, smurto prieš moteris tema. Dalia Kodytė, Seimo narė, yra iniciatorė tos parodos ir tos diskusijos. Jeigu jau Seime diskutuojama, vadinasi, pirmiausiai, tai yra svarbu ir tai yra jau valstybinis lygmuo. Ir kažin kokie sprendimai matyti, jeigu nedaromi, tai bus daromi. Antra vertus, ta tema jau įgauna tokį, sakyčiau, oficiozo skambesį. O dažniausiai tokie dalykai, kai atsiranda, tai dalis problemų nueina į paribius, į tokį šešėlį. Nežinau, gal čia man tik tai toks įspūdis susidaro. Kaip jūs dabar tą problemą vertintumėte? Ar čia pagerėjo situacija per ataskaitinį laikotarpį ar ne? Ta prasme, ne visai supratau, ką jūs turit galvoje. Norėjau paklausti per, pavyzdžiui, pastarosius 5 metus. Kad ta prasme, kai gauna skambesį, tai problematika nueina į užribį. Aš šiaip tai, gal tada iš karto, kadangi laikas ribotas, kad aš taip turbūt nemanau. Aš manau, kad tai iš tikrųjų geriau vėliau negu niekad ir pastaruoju metu tiesiog yra suskupta bent jau iš dalies atsigręžti į tokį, iš tikrųjų, labai svarbią problemą kaip smurtas prieš moteris visuomenės šeimoje, visų pirma šeimoje, artimoje aplinkoje. Todėl aš manau, kad tai yra tik gerai, kad tai yra kalbama, kad, reiškia, vėlgi kovo 8-osios proga,
tarptautinės moterų solidarumo dienos yra rengiamas įvairios akcijos. Kitas klausimas, kaip tai nusėda į biudžetus, institucijų praktikas ir į valstybės įsipareigojimų vykdymą. Tai va šitoj vietoje mums turbūt dar reiktų labai ir labai padirbėti ir, žodžiu, kažkaip pasitempti, kad tai ne tik tai jau būtų diskutuojama, kaip pastaruoju metu yra, kas manau, kad yra gerai, bet kad taip pat įgautų ir visiškai realius valstybės atsakomybės formas. Puiku, aš dėl tų pašalių irgi paaiškinsiu, ką turiu omeny labai trumpai, bet dabar prieš tai dar norėčiau, kad pakomentuotumėt. Ditė skaitė tyrimų duomenis ir ten Skandinavijos šalis kažkaip pirmauja. Dar daugiau yra smurto atveju negu Lietuvoje. Ar galėčiau pasakyti iš karto? Va, iš karto ir pasakykite. Suprantat, tai nėra, kad ten daugiau, o pas mus mažiau. Iš tikrųjų, reiškia, tuo metu, kai Lietuva atsiskaitydavo už 200 smurto prieš moteris atvejų per metus, o čia dar buvo labai nesenai, man rodos 9 ar 10 metais, tai tarptautinė bendruomenė tiesiog raudojo, tiesiog užsidengdavo veidą rankomis ir sakė, Dieve, pas jūs dar net nepradėta tą problemą spręsti. Ir kodėl, sakysim, Danijoje yra 55%, taip, lyginant su mūsų Lietuva 31 berods, ar ne? Todėl, kad ten yra draugiška pagalbos sistema, todėl, kad ten kreiptis dėl smurto šeimoje nėra stigma, todėl, kad ten nebekaltinama auka, todėl, kad ten pareigūnai nebeteigia, kaip man vakar teigia atsakyti policijos departamento pareigūnai, kad jie dirba baudžiamajame kodekse. Ir reiškia, kaip jiems taikyti baudžiamąjį kodeksą, tai jie patys žino ir jiems nereikia, sakysim, mūsų moterų organizacijų nei kompetencijos, nei mokymų, nei patarimo. O iš principo tai ir yra visa esmė, kad jeigu sistema yra draugiška klientui, klientas į ją kreipiasi ir jeigu pati sistema pasirūpina, kad kliento kreipimasis nebūtų atmuštas kaip teniso kamuoliukas, tai klientas vienas pasikreipęs informuoja kitą klientą, kad žinai, šiaip ar taip yra prasmė ten kreiptis ir yra galimybė, žodžiu, pradėti gyvenimą be smurto, pasitelkiant valstybės institucijas. Todėl, kada mes pasiekim tokį lygį, kaip pasiekė Danija, kurie tikrai gerai pažįstų tą sistemą, ir aplamai šiaurės šalys, tai tada, aš manau, mūsų skaičiai iš tikrųjų išaugs ir bus iš tikrųjų tokie, kokie jie turėtų būti. Tai norit pasakyti, kad mūsų skaičiai iš tikrųjų yra gerokai, na, kaip čia pasakė, sumažinti negu yra iš tikrųjų. Taip. Ir kad čia mes ir turim galvoje, dabar matome tą latentiškumą šitos problemos ir tą būtinybę dabar iš tikrųjų valstybei susivokti ir pasitempti, kad iš tikrųjų ir teisinės bazės tobulinimą mes nuolat kartojam, kad apsaugos nuo smurto orderį, tobulinti apsaugą asmens, kad pasikreipęs į institucijas jis netaptų dar labiau pažeidžiamas, kaip dabar nekarto būna, kad būtų sureguliuota, reiškia, kardomųjų priemonių skirimas ir kontrolė, ir būtent, reiškia, apsauga, nors mes priėmėm tokį įstatymą, bet dabar turbūt silpniausiai gyvendinimo grandis yra apsauga ir specializuotos pagalbos teikimas. Aš atstovauju taip pat ir specializuotos pagalbos centrą Vilniaus miesto kaip direktorė ir turim pasakyti, kad lėšos skiriamas yra tik simboliškos. O tikroji prevencija, čia vėlgi yra tarptautinė kompetencija, tai yra žinoma, Lietuva tik mokosi. Tikroji prevencija yra aukos įgalinimas, aukos sustiprinimas. Ir būtent valstybė išmintingai priėmė įstatymą, numatydama valstybės garantuotą pagalbą aukai, kad auka galėtų turėti nuolatos atramą. Mes tarpininkavimo institucijose tvarkom dokumentus, suteikiam kvalifikuotą, specializuotą teisinę informaciją, informavimo, konsultavimo palaikymą. Mes palydim per visą tą sunkų ir kol kas labai abrazyvų teisės saugos procesą moteriai siekiant savo teisų įtvirtinimo. Kada buvo svarstomas įstatymo projektas dėl čia vaikų paėmimo, žinote, ten tie visi skandinaviški dalykai irgi čia yra prie ko, tai ten buvo įvesta tokia kategorija psichologinis smurtas, čia jau prieš vaiką, ir mėginama tą smurtą susijęti taip pat ir su fiziniu. Ar kalbant, tarkim, apie smurtą šeimoje, kaip atpažinti, išvengti ir apsiginti, įtraukiamas tai šitą kategoriją, ar tie dalykai jie yra daugiau su fiziniu smurtu susiję? O ne, iš tiesų, ta prasme, smurto rūšis atskirai neegzistuoja. Galbūt yra laiko klausimas, aišku, pradžia yra dažniausiai tai yra psichologinis smurtas, ekonominis smurtas, apie kurį mes per mažai dar kalbam. Ir ilgainiui tam toliau, reiškia, žalojanti kontrolė,
kada vienas partneris pasisavina teisę nuspręsti viską ir už kitą partnerį ir jį kontroliuoti ir, reiškia, taikyti jam sankcijas, jį bausti, aišku, iš pradžių ten emociškai, galbūt žodiškai, vėliau tam smurto ratui sukantis ir tam kamščiatraukiui siaurėjant prasideda jau ir žaidimai su fantais. Tai reiškia, kad jau ir rankų kilojimas ir vėlgi ir ten, kur mušama, ten yra ir prievartaujama. Ir dar viena tema, kurią mums reikia pradėti gvildenti, yra seksualinė prievarta vaikams. Todėl aš manau, kad išmintingos šalis ne veltui tikrai rūpinasi vaikais smurtinėse santuokose. O aš tiesiog progai pasakius norėčiau pakomentuoti, kodėl mūsų tėvynainiai taip, reiškia, rauda ir rankas gražo kultūringose šiaurės šalyse, kur sutvarkyta, reiškia, žmogaus teisių apsauga, o kažkaip jiems nesiseka, jie skundžiasi, kad vaikai atimami. Todėl, kad moteris atvažiuodamas iš mūsų šalelės nežino savo teisių ir jos bando apginti savo tos vaikus taip, kaip gali geriausiai, bet jos nesuvokia, nes neturi dar pas mus to nebuvo. To reiškia teisingo supratimo, kad dėl smurto prieš jas ir prieš vaiką jos turi teisę kreiptis į institucijas ir kad tokiu būdu jos kaip atsakingos pilietės apgins ir save ir savo vaikus. Ir tada institucijos bus jų pusėje. Ir jos galės tikrai su puikia pagalba kurti gyvenimą be smurto. Bet jos iš vienos pusės dangsto savo smurtautoją vyriškį, iš kitos pusės bando apginti vaikus. Ir kada ten ateina, sakysim, vaikų teisų tarnyba, tose šalyse jos atranda, kad nėra nei vieno atsakingo žmogaus. Kad abudu jie kažkodėl yra nutarsi kartu, o vaikai kenčia. Tai jos mūsų moterims suvokos, kad jos turi teisės ir gali kreiptis, neprivalo kreiptis. Iš tikrųjų, tų stočių istorijų sumažėtų ir užsienyje. Dėkui, ponė Lilija. Vilniaus moterų namų krizių centro direktorė, psichologė, psichoterapeutė Lilija Vasiliauskienė. Jis yra viena iš moterų judėjimo Lietuvoje pradininkių. Tai štai, ačiū už komentarą. Manau, kad čia gera pradžia mūsų pokalbiui. Mes čia ne problemas mėginsime spręsti, radio eteris nepritaikytas, nesubalansuotas šitai veiklai. Atkreipti dėmesį į problemas mūsų pagrindinis uždavinys, ką ir darome. Kalbame šiandien apie smurtą prieš moteris, prieš vyrus, prieš gyvūnus. Irgi galėtume kalbėtis. Irgi negalima smurtauti. Prieš gyvas būtybės. Praplėsime net iki tokio lygmens ir dabar nedėlė muzikinė pauzė, fragmentas atsipūsti, pagalvokite, ką pasakysite, kai skambinsite į radio eterį ir iš karto po tos muzikinės pauzės Nijolė Meilutienė, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro direktorė. Vox Populi. Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Šiandien mūsų akiratyje smurto tema. Prieš moteris pirmiausiai, nes kovo 8, tačiau kovo 7 šiandien, o kovo 9 bus po kovo 8, tai tada ir prieš vyrus irgi svarbu yra nesmurtauti. Žodžiu, nesmurtaukime ir galbūt tapsime laimingi. Na, žiūrėsime, ar Tauragėje ta situacija kiek kitokia negu kitose Lietuvos vietose. Su mumis Nijolė Meilutienė, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro direktorė. Labadiena, ponė Nijolė. Labadiena. Ar nesmurtauja ten pas jūs Tauragėje? Kaip reikalai? Smurtas vyksta visoje Lietuvoje. Vyksta, labai gražu, sakyčiau. Kad nelabai gražu. Neturėtų to būti. Ne gražu, aš turiu galvoje, kad jūs taip gražiai išsireiškite. Smurtas vyksta visoje Lietuvoje, tarsi tai būtų kokia oro prognozė. Niekas šiandien nesikeičia. Gaila, aišku, labai, bet iš tikrųjų, kas trečia moteris Lietuvoje patiria smurtą ir aišku, mes neįskiriam ir Tauragės. Jo labiau, kad čia yra toks, gal, sakykime, toks ir prie pasienio mes gyvename ir toks daugiau linkę žmonės ir kitaip uždarbiauti ir aišku, tie santykiai galbūt šeimose kitokie yra. Tai va, yra žinoma labai sunku ir žiūrėkit, prieš save kaip tik turiu policijos departamento duomenis 12 ir 13 metų visoje Lietuvoje yra užregistruota pranešimų 12 metais 18 268, o jau 13 21 615. Nu ir žinoma, atitinkamai didėja turbūt ir Tauragėj.
O didėja turbūt dėl to, kad moteris pačios pasidarė drąsesnės ir mato, kad gali būti suteikta joms parama ir gali gauti pagalbą, tai galbūt kreipiasi daugiau. Šiaip visi mano, kad smurtas šeimoje yra šeimos problema, kad negalima nešti, kaip sakysi, skalbinių ar dūmų iš namų ir kad turėtų tai viską išgyventi jie patys savaime. Tačiau smurtas šeimoje yra didelė žala pačiai moteriai, kadangi moteris patiria didelę psichologinę ir paprastai smurto yra 4 rūšys ir jos eina daugumoje šalia vieno kitos ir tiek psichologinis, tiek fizinis ar ekonominis ir seksualinis. Per tyrimus su kitais centrais, kada bendraujam, tampa aišku, kad dažnai jos nuslepia, bet iš tikrųjų ir seksualiai moteris yra prievartaujamos tiesiog savo pačių vyrų, kadangi visiems atrodo, kad tai moteris privalo, kad jinai žmona ir privalo, o ji negali, kaip sakyti, turėti savo norų, sirgti ar dar kažkaip. Tai tada didelė žala moteriai ir vaikams aplinkui, kurie su jais gyvena, nes vaikai, kurie auga tokiuose šeimose, mergaitės yra dažniausiai išmoksta būti kantrios kaip motina ir tikėtina, kad jos ateityje susidūrusios su smurtaujančiu partneriu jį toleruos, o smurtas stebintis sūnus perima pavyzdį iš tėvo ir ūgtelės taip pat tampa smurtautoju. Gerai, tuos dalykus kažkaip kaip ir aišku dabar, man įdomu, Tauragė. Aš tai Tauragę vadinčiau Honoré de Balzaco miestu. Taip. Jis tengi lankėsi. Ne kiekvienam Lietuvos mieste lankėsi Honoré de Balzacas. Ir mes padidžiuojamės. Bet į greta dar Balzako yra ir puikių kitų objektų. Automobilių turgus, aerodromas. Ne vienas. Ir dar šiaip industrinis gimiesas. Vadinasi, ten pas jūs ir turbūt nedarbo problema yra aktuali ir gyvenimas kartais įtemptas, kai darbo nėra. Ar tie dalykai, jie veikia, tos socialinės problemos, jeigu jos, daugiau taip atrodo, jeigu būtų labiau išspręstos, tai tada ir smurto pamažėtų? Galbūt iš dalies ir veikia, bet tai didžiausias tas dalykas yra išmokimas kaip užauga vaikai šeimoje. Iš dalies socialinės tos galimybės, kaip šeima gyvena, manau, kad galbūt ir veikia, yra kažkoks tai priedas. Bet vis tik dar kartą sakau, kad tai ko gero yra daugiausiai tą, ką šeimoje išmoksti, tą ir su to ir gyveni toliau. Nes jiems visiems atrodo, kad taip tėvai gyveno, mes kitaip ir nemokam. Ir sakyčiau, regresija net vairuojant automobilį.